Ką vėl susitinkam kojose. Kaip jūs supratot, kojų niekada neskipinu ir niekada neskipinsiu, nebent bus labai realiai priežastis padaryti. Tai planas šiandien. Planas yra toks, kad tikrai neskuotinu. Dėl to man dešinys kelienis toks biškį minkštas. Truputėlį skauda, tai kaip sąnarį. Ir aš įsivaizduoju, kad čia buvo dėl tikriausiai nuo to, kad hack squat arba prasam squat biškį per daug taip stovėjau. Tai daug daugiau ant pačio sąnario. Man reikia biškį kojas, manau, suskliaus labiau. Tai va, manau, kad dėl to, bet net neverta dėl to squatą, nes, aš galėčiau, bet, kam žalotis. Galima padaryti kažkokio kito tipo squatą. Ta pati hack squatą galima padaryti geriau, kuris 4 setus to. Tai va. Tai planas pradžiai yra hamstringai. Ir tada kažksim tikriausiai po hamstringų į bulgarianus. Ir tada po bulgarianų bus šiųjų hack squatai ir tada leg extension. Toks bus labiau hamstringinė diena, bet padas aišku irgi gerai pahitis. Ir po to aišku plauzos būtų, aš iš tikrųjų net nefilmuosiu, nes kam filmuoti 4 setus o šito, Tiesiog turit manim pasitikėti, kad aš tikrai padarysiu tos gapsus. Ok. Valio, kurvas nesugedęs. Ok, kadangi jokių squatų nieko nedariau, ta prasme, kad biškį apšiltų kojas, tai padarysiu vieną setą su 3,7,5 ir gal antrą setą su 45. Nes praeitą kartą dariau tiesiog visus setus, man atrodo, su 3,7,5. Bet aš tada jau buvau po 2 pratimų, man atrodo, ar tik po squatų, bet esmė, kad buvau biškį galvojęs. Tai dabar pradėsiu nuo 3,7,5. Squats biškį labai skaudžiai remiasi. Gerai. tą paskutinį gal ir galėjau dapušinti po iki galo, bet biškį pasitaupiau antram setui. Gerai, bandom tam 5. Davai. Ką čia pasileist? Eint. Linkin Parko. Oh, yeah. Gerai. Pari. Opa. Tram 7,5 ir dar vieną. Pirmą savaitę antro kurso pasibaigė ir jau maždaug susidarytas įspūdis, kaip gaunant visas pusmetis ir šiaip mane labai maloniai nustebino. Kas yra, pavyzdžiui, su tiksliaisiais mokslais, ypač fizika, tai dėstymo prasme, kad žiauriai gerai yra, kaip pavyzdžiui, rašo ant lentos.
Nes tokiu būdu tu išmoksti geriau įsisavinti, kad kažką rašai ir tu nusirašai, visai kitaip procesas protinis įvyks. Ir pas mus visi beveik dėstytojai dėstė ranka ant lentos ir normaliai aiškino, tai žiauriai su tuo patenkintas. Nes pavyzdžiui, pirmo kurso antram pusmetį tik vienas dėstytojas iš 6 dėstė ranka. Tai čia didžiulis pliusas iš tikrųjų. Ir po to po lekurlų gulinčių labai gerai apšilę hamstringai. Tai dabar bus seated. Seated, kur laikai iš tikrųjų daug, šiaip daug geriau hamstringų zaitinų negu gulint, bet gulint labai geras toks apšiliminis variantas yra. Apart squatų. Manau, pats geriausias pirmas momentas, kai pats pradedat, yra squatai. Pradžiai, aišku, su lengvu svoriu tik įsivažiuoti po truputį. Nes kai tu squatini, realiai tu beveik visas kojas pahitini. Priklauso kaip squatini, bet iš esmės visos kojas kažkiek padirba. Ir po squatų galima viską daryti pilnai apšilus. 75 kg. Buvo sunkiau nei tikėjausi. Bet vis tiek 8-9 manau pilnus padariau. Gerai, tai šiam 7,5 likusiems sėdam. Sava. Geras. Tas pats pirmas užlenkimas labai sunkiai, po to biškai įsivažiuoju padarai. Bet man atrodo, čia dėl to, nes aš šitą pasidarsiu nuo aukščiausio, tai mano kojas yra tiesios, iš tiesų koja labai sunku. Ir bicepsus ant ryšelio. Reikia pirmą biškai tik užmest. Bet svorį paliekam tokį patį ir dar vieną setą padarom ir tada einam bulgarians. Gerai, davai, damušam. Nice. Bulgarian split squatai. 2 arba 3 setai. Tikriausiai 2 stiprus. Okay.
Dar vieną. Gama brutalus pratimas, spritskvatai. Visas kūnas šiauriai pavarpsta gramų. Bet jie veikia. Jeigu jie veikia, čia yra reason enough juos daryti. Hack squatai. Vienas setas su 60-30 ir manau tada kitą jau su tram 5. Bet jau spėju. Toks neutralus stansas, nei per tokį priekį, nei per tokį galą ir viduriuką maždaug. Davai. Gerai, bandom 70. Papapam. Šiandien, kadangi Vilniaus dienos ir buvom biškį koncertą trumpam, tai labai vėlai, dabar yra 11:30, tai tiesiog jau kūnas biškį nuvargęs kažkaip, bet vis tiek turiu dapušint, nesvarbu kaip. Wow. Gerai. Perėjo. Nu ką. Dabar arba niekada. Davai. Brutalu visiškai. Leg extensionai. Leg extensionai ir paskutinis setas bus ne drop setas, o bus super setas su squatais. Tai planas toks. Taip, 7-5.
Paskutinis setas. Paskutinis super setas su sisi skvatais ir aš visiškai dedu. Tie patys 7-5 iki fail ir sisi skvatai ant žemės. Vadas toks. Davai. Au. Ai. Gerai, ketinam jūs iki pozavimo dalinį blauzų padaryti. Visgi blauzdas bus nufilmuotas, bet aš tiesiog žiauriai pagreitinsiu, viską į vieną sudėsiu. Nu ką, tai pažiūrim, ką turim. Paeitim. Kartą šita vieta nėra užimta ir aš su šortais. Tai be šortų buvau, net nenorėjau rodyti, papauziau, nu žinau. Ne, daug ko čia nepapazos stampam, tiesiog labai priklauso, kiek frikių kojas atrodo, aišku, yra priklauso nuo to, kiek tu esi lyn. Bet aš dabar tai pakankamai lyn, kad realiai pas mane kiekvienas kojos raumuo jau matot beveik. Tai dar kokį... Aš tikrai nekadinsiu iki tiek, kad aš būčiau visiškai, ta prasme, straip iki ten strijų, nes tai yra tiesiog nesveika ir aš nematau jokio tikslo. Ypač kai aš dar tiek pakankamai nedaug į tą džimą vaikštau, nematau tikslo tiek katint, kad ta prasme būčiau visiškai išredęs, bet prasidės bulkas, po bulko antras tas katas, tai tikrai bandysiu nusikatinti iki 1%, iki sub 10% body fat, iki 8-9, tai antrą kartą pabandysiu, bet viskas priklauso nuo to, kad mano kūnas jaus, jeigu aš ten jausiu žiauriai shit, nu tai tada tikriausiai biškiai anksčiau. Nu bet čia toli į ateitį, tai neapsimoka kalbėti. Taip, šiaip mano raumenys gana neblogai, krūtinė triceps jau pilnai atsigavę. Tai jau vėl rytoj push, poryt pull, tada legs ir tada jau bus rest. Bet ryt push planas labai panašus kaip ir visus praeitus kartus. Pasitiksim tada rytoj.